Žiūrėk, čia labai gražu turėtų. Mat, aš jau matau kažką čia labai gražu. Negirdėjai, kaip sužiūrėjau. O pažiūrėk, tu praėjai pro svarbų objektą. Drugeliai kokie su pingvinėm, su muzika. Bet šitų pūtų įmesti reikia skalbimą. Kieno čia kūryba? Gaudė tos kadras. Gediminas pats atvažiavo. Kas? Atvažiavo. Nu, atvažiavo. Nu, pats pagrindinis barabanščikas. Be jo nieko neišeis. Labą dieną. Sveiki. Daug krito. Va, Bareckiaus. Tai kur muzikantai. Kaip dragonta jų kiaušinė, gelažinė, nebe macenzinė. Dėl tą, kad užauginat šitaip išpuoselėjat, išauklėjat. Va, gražuolis. Žydė, bet baltai. Ir svarbiausia, susitarė ir orą užsakė. Kaip jis blato visur turi. Bet čia blatas neįlinis turėjo būti. Mėly bičiuliai, prašysiu minutę dėmesio, kadangi dievulis nepagailėjo dviejų labai svarbių dalykų. Tai pirmas, paleido į pasaulį Algirdą, nežinau raštiškai ar žodžiu užteko tuo laiko. Ir antras, tokį orą regėt po visų šitų, tai irgi dovana. Ir norėčiau, kadangi susirinkom į šitą mielą Pasvalio žemę, iš visų kraštų susibėgom, tai norėčiau mūsų žemiečio žodžiais pradėti. Šio žemėje daug kas keista, netikėta. Šio žemėje daug kas miela ir brangu. Todėl palikim teisę džiaugtis ir kentėti. Palikim teisę būti žmogumi. Sušilkime visi prie žmogiškumo laužo, ir tie, kurie linksmi, ir tie, kurie liūdni. Ir šito šilumos lyg duonos atsilaužkim, ir būsim geresni, ir būsim sotesni. Tai porijo mūsų žemietis Eugenijus Matuzevičius. Padėlės pasveikint, neatsisveikint, žodžius gražiausius palinkėti iš širdies. Nenusiminkit, draugai aplinkui, jie linki laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Kai liūdna siela ir nuostabios akys tyli, kai šviečia saulė, niekada nelis lietus, o mūsų metai dainomis šiandien prabyla, atvesdami visus patikrintus draugus. Tad leisk pasveikint, neatsisveikint, žodžius gražiausius palinkėti iš širdies. Nenusiminkit, draugai aplinkui, jie linki laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Tegul už lango medžių lapai šiandien šnaram ir šviečia šypsenom pažįstami veidai. Juk šis pasaulis tartum pasaka be galo, kur savo laimę rasti nevėlai. Tad leisk pasveikint, neatsisveikint, žodžius gražiausius palinkėti iš širdies. Nenusiminkit, draugai aplinkui, jie linki laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Jie linki laimės, džiaugsmo ir vilties.
dabar pačiam jubiliatoriui gal žodį reikia tarti. Ačiū. Ačiū labai. Sujaudintas. Palaukit. Čia tik įžanga buvo, čia dar ne. Čia dar tik įžanga. Laikyk, broli. Čia yra dar paslapčių ir noriu išsipildymo skrynelė. Šalia visų dvasinių dalykų čia viskas bus supinta. Aš manau, sutiksit, kad tai atspindi mūsų gerbiamą jubiliatą, jo charakterį ir nuveiktus darbus. Paskui galima bus pastudijuoti tonacijas, melodijas ir visą kitą. Na, o mes, gerbiamas Algirdai, kad jau išpuolė tokia graži šventė, sveikindami galvojam, mąstom. Jei reikėtų sukurti dainą apie tavo gyvenimą, mes brėžtume penklinę. Viena jos linija būtų talentas, kita darbštumas, trečia tikėjimas žmogumi, o likusios dvi nuoširdumas ir paprastumas. Ir natos toje dainoje būtų ne 7, o 1000. Tie 1000 žmonių, kuriems tavo muzika, tavo bendravimas, tavo buvimas šalia suteikė džiaugsmą, ramybę, privertė jausti ir susimastyti. Apie ką būtų ši daina? Apie žmogų, kuris visą gyvenimą savo talentą ir sielą dalino aplinkiniams. Ir net prabėgus 75 metams, tavo jėgos, tavo parako gali pavydėti daugelis. Manom, kad ir pavydi. Ačiū už tai, kad esi šalia, už tavo muziką, už dainą virtusi gyvenimą. Dudoriaus muzikantai ir klubo nariai. Šalia dvasinių, dvasi ir materialinių. Nes gyvenime be dvasios dar turi šioks toks ir tokio jaunystėje šioks toks ir ramstis turi būti. Taigi, nepakuoju, o įteikiu. Ačiū. Ačiū visiems. Tik tai ačiū. Ir prašau šitą skrynutę. Ačiū. Ačiū. Ir dabar mes eisim ir buisim. Taigi ir sveikiname. A dabar mes galim? Prašom, prašom. Būtų geriau, kad ne mes ateitume pas jubiliatą, bet jubiliatas paskui mus. Palaukit pasėdėt metus. Galima jubiliatą pasveikinti. Reikia, kad būtų tam tikroj vietoj, tam tikrų laikų. Algeli, šitą medelį mes specialiai dėl tavęs auginom nedaug dar metų, bet linkim tiek turėti sveikatos, laimingų metų, ne šiaip sau metų, bet laimingų, sveikatingų, derlingų metų iki tol, kol šitas medelis užaugs 2,20 m. Nu, taip kaip sabonis. Mano ūgė kaip būtų. Maždaug tavo ūgė. Tai va, žiūrėk visą laiką, Maždaug stebėk. 50 metų ir jis bus. Jo, apie 50 ir bus toks. O dabar Jonienė, sakyk. O aš vakar kūriau paukštelį. Kodėl paukštelį?
Labai labai marga paukštelį, manau, kad čia gegutė. Labai marga todėl, kad aš apie šitą žmogų girdėjau tiek įvairiausių margumynų, tiek pasakojimų, o pati spėjau pažinti neseniai. Bet per tą laiką, kiek spėjau pažinti, aišku, čia dar irgi per mažai sudėtas spalvų, kiek aš jų spėjau pamatyti. Ir gavus gegutė, o gegutė, va, sako, jinai iškukuos 100 metų Algiui, aš to ir linkiu. Ir mes tą gegutę patupdysim čia ant... O čia autorinis ženklas plaukus. Palaikyk aukštuką. Tai aš to ir linkiu, 100 metų mažiausiai. Dabar mano murzinos rankos. Čia to medelio tupi ir kukuoja vis. Tai ką galvojat, kad jubiliatui mes čia duobį kasam? Tai suradau, kad ilgam Ačiū Jonai, ačiū. užtektų. Ačiū. Sveikinu su labai gražiu jubiliejumi. Taip, gal pasivysiu tave. Ne. Davai. Dar kartą didelis ačiū visiems. Prašom, dabar Gediminas kviečia prie žuvienės. Iš vakaro užkūrė. Čia muzikalkė nupirka. Nuo širdžio dirbu. Gerai, dėkui. Dėkui labai. Labadiena, labadiena. Labadiena, labadiena. Čia labadiena. Dodorėlė, labadiena. Atsitrodo, jubiliejus čia toks yra. Noris pasveikinti. Mes jau skirstamės. Jau skirstytis jūs. Įmetėm biškį. Bet tai ką einam, atgal. Neišneškim. Dieną greičiau pastuoja. Geras buvo vaikas. Ir esi. Jau galim sveikinti. Man tokia garbė, ne pirmajam suprantu. Pirmas pasveikis, paskutinis. Taip, Algelė, iš tikrųjų, kažkada, tai ne taip senai, prieš 30 metų, suvirš, atvažiavau gyventi į Pasvalį. Ir pirmasis, kas Pasvalį iš visų meninių, ką sutikau, tai Algelė. Pirmiausia, tai gudrus vaikinas. Reikėjo orkestrų, reikėjo pagalbos, reikėjo taip toliau. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, su didžiuliu džiaugsmu aš tai negaliu pasakyti. Tu išlikai toks pat jaunatviškas, kaip ir tada buvai. Pakalbėdama apie viską, žmona girdi, bet suprantu, nesvarbu, žinok. Dabar leidžia viską, nerizikuokit, gali nuklyst paskui. Algelė, šito šventės proga. Iš ties noriu tau palinkėti. Būk tu mūsų talismanas Pasvalio. Vienintelis tu esi toks čia. Tai iš tikrųjų, sakau, nepataikaudau, bet iš tikrųjų nenusiskus barzdos. Būk toks pat plaukuotas, nes čia yra tik tai tau duota. Ir tu tik turi būti toks. Ir ką linkiu tau? Sveikatos, okvatos. Turtų tu nenori, ten to palikimą, iš kur ten, Argentino, ar kur ten, suprantu, gavai
Va palikimas. Pavelčia. O palikimas tavo iš tikrųjų yra, va, draugų būrys, nuoširdžių, puikių draugų būrys. Aš net neišvinioju ant greičio tavo gėlytės, Algelė. Ačiū labai. Čia supranti, kad nepamirštumai, supranti, tokią panelę, supranti, ne? Linkėjams parduodu. O čia, kad tavo laikas skaičiuot atgal. Arba aš jas pasensiu abu tai jam. Nepasensim abu. Jaučiuosi kaip su bendramžiu. Tai aš nežinau, ar aš labai vyresnis, arba tu labai jaunas. Būkis ant toks. Gerai, ačiū Jums, labai ačiū. Gerbiamas Juozai, labai ačiū, kad buvo tokia garbė Jūs sutikti. Ir mes po šiai dieną dar, kol iš orkestro patsai neatleistas, ačiū už tai, kad pernai metais neužmiršai anuos pasveikinti mišiomis, užpirkai mišes. Negalėjau sudalyvauti, tada buvo širdelės susireikavus. Ačiū Rimuk. Ačiū, kad esate dar pas mus. Kol dar aktas neparašytas, neperduotas naujam šeimininkui. Rimai. Sako, kol aktas neparašytas, perduotų orkestrą naujam šeimininkui, orkestras dar skaitas MSV vardu. Taip, kad dabar sutarkit, kada tas bus aktas parašytas, kada atiduoti Rimui orkestrą, jeigu sutiks atsisakyti. Bet mes nenorim jūsų paleisti. Aš ir vakar sakiau. Pirmiausia, parodo, kiek pinigų duosi per orkestrą. Iš biudžeto į biudžetą. Balansą. Parmėsim visą. Prašom dar. Dar sugroji. Gerai. Dar sugroji. Čia svarbi procedūra. Iškitliukinas tvarkelą. Cebulių. Tačiau kalėtiškai cibulė. Cebulių mėsą. Na? Geriausiai, kaip Algis sakė,
Čia visą paslaptį tavo Gediminas žinos dabar. žiūri. Ką? Taigi žiūri. tavo kūrybinis yra, kaip asmeninis, negali be tavo sutikimo. Nu, ne, tam. Lapų. Tokie važiavimai Klaipėdos dirbtų. Kas čia dabar? Apsigavo. Pipirų per daug privarė. Ne, sėmiau druskos išaukštį. Ir paskui ragavo su to pačiu. Sako, negi aš tiek druskos privariau, kad nebereiktų valgyti. Eik, tas savo. Sauga vis raudons pasidarė. Reikia iš naujo ragauti. Nervai. Reiks dar truputėlį paragauti. Man atrodo, ką reiks dar. Ką reiks dar. Mano senelis sakydavo, babutė vis bardavo, sakydavo, tėt, taigi dėjo druskos, ko tu da vis per nemėro dėtos druskos? Mam, druskos per daug nebūna, varščių gali būti per mažai. Čia vadinas Gedimino virtuvė. Pusryčiai pas Gediminą. Zilionai trauka. Jau norisi. Ai, žinau tavo, palaivanas gatvė. Ne vieni. Ne. Sako, kaip amerikonai sako, žinai, kaip amerikonai sako. Jo. Ką pasakys dabar, bus vis panaudoti prieš tave teisme. Jo. Taip, kad geriau mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Ir pilkit telos. Bagdonaitė. Bagdonaitė? Ne, iš katrų tų Bagdonų. Didžiojo mašina. Čia ežerą galės dar? Mano dėlį? Išsikėlė. O, ačiū. Laimučio, O tai svečias laukia lauškus ir nėra karnė. už Žalgiukų ir mes važiuojam. 2016, Eugenijų. Mikalauskui, jis yra toks nenulstantis, jis kaip Vezuvijus, jis kaip vulkanas. Jeigu jo čia nebūtų, tai čia būtų, nu kaip sakyti, niūru ir niku. Čia muzikantas, kompozitorius Algimantas Ulevičius linki jam kuo geriausios sėkmės ir aš dabar jam padovanojau iš Prancūzijos 32 maršus klasikinius, kai jis pasiklausytų. Šitas Vezuvijus, jisai pakol gyvas bus įpulsas kaip Islandijos geizeris. Tegu jam linkiu kuo geriausios sėkmės ir gyvuoti ir kelti pasvalį, visada pasvalį ant kojų. Jis jau taip sužadina pasvalį ir dar pavasaris, dabar jis dar sužadina dar daugiau. Linkiu jam kuo geriausios sveikatos ir va su tais maršais palydinčiais, kurias dabar jūs klausot. Tai aš jį norėjau tuom ir pasveikinti, nes pats muzikantas, kitokios dovanos aš jam negalėjau pateikti. Labai ačiū. Aš jau viską pasakiau kažkada jaunystėje, žinau. Dabar tik tai raidės velyka, žinau. Nu, maestro, va. Dar kartą pasveikinu. Pasveikinu tave sveikinimis iš Panevėžio. Su maršas aš kitaip negalėjau. Tu visą gyvenimą žengi su maršu. Ir būk tu toks geras. Ir visiems, tu kaip Vezuvijus, da pakartoju, kaip vulkanas. Ir dar kartą pasikartojau, maestro, dieviškasis maestro, pagal Rosinį Džoakino. Ačiū. Nušvintę nuostab, tikrų ors užsakys viską. Ir vyrai... Suderinam kaip... Aš mandagesnis už juos čia. Nu ir šitą davėnu. Ant jūškos pasidėsiu. Dar galvo, žuvis. O, galvo. Nebėr, suvalgyti. Gal rasim. Nebėr.
Pusę metų. Man reikia jam sulaukti jo pusę metų. Jis sakė manęs, aš sakau, lauksiu, nekur dėsis kusikai. Būdam 3 klasėje, 8-metį mokyklai, susėdė ir šnekėdam. Kaip sako, bus įdomu, kai sutiksim, kai bus 2000 metai. Atsimenu, 3 klasėje su vienam suosarėm, kai bus 2000. Ir tie 2000 praėjo, ir dar praėjo. Ir ko gero sulauksim 3000. Taip kad. Jeigu kas nors nepagadins orą. Jo čia kieme palapinė buvo matėję apiplėšti. Tai mums pasitiko su tokiu lanku iš šulo padarytų. Gynė savo turtą. Nu, tai taip ir matė. O jis dabar gina turtus. Laidiškai. Advokatas. Subėga. Tas mokytoja, tai aš filmą žodavau. Sula. Aš filmą žodavau. Beržų. Filmotekos, kaip filmotekos vedėjas buvo. Čia Vilniaus buvo. Bet man žuvienė. Tai tavo groji kažkas, tai nežinau. Mielas Šivuliuk ir Juniuk. Šeimus kreipėsi. Į jūs kreipiuosi. Labai malonu, kad jūs prie mūsų kolektyvą aplankė tokią gražią dieną. Ir mes žinodami, kad jūs, kaip čia pasakius, nežinau, sukūrė naują šeimą ir šoka tango, ir važiuoja dviračiu, ir važinėti. Aš žinau Jono, yra bėdos, jis bevažiuodamas tuo dviračiu pratrina kelnes. Nu, žinai, reikėtų jiem kaip nors padaryti, ką nors padaryti, kad užlopė tas kelnes. O be šokant tango, kad ir nepraplyštų iš priekio, žinot, kaip įsiglaudėsi. Irgi reikėtų lobą uždėti. Tai mes tą intenciją norėtum jums padovanoti, nu, ne mašinos raktelius, bet pačią mašiną. Oho! Oho! Va taip! Va, prašau. Ai, Dolsk.
girdėti kūrinėlį tango dviems orkestrui. Skambės jubiliatui ir jo svečiam. Nuskambės valsas, kur šią naktelę. O, kaip mes šokam. Labai gerai. Daiktinis įrodymas. Daiktinis įrodymas. Kad nesimatyta daiktinė įrodymai. Taip. Kūrinį diriguos pats maestro jubiliatas. Gerai.
Ačiū vyrai. Senų prisiminimų. Kada širdį skauda? Pasiruošę vyrai? Kam šiandien jos net Šiandien visiems. Kad nebeskaudėtų širdį. Na, Antanas, prašom. Pasirašė. Antonija. Ačiū.